Režimui svarbiausia išlikimui reikia vieno dalyko. Tai ne kariuomenė ar raketos, tai pinigai. O Izraelis ką tik smogė būtent ten, kur prasideda Irano režimo pinigai. Šiuos vaizdus nufilmavo Irano civiliai, o matoma ugnis tikra. Tai didžiausia ataka prieš Iraną per dešimtmečius. Ši vieta turi pavadinimą Pietų Parsas, tai dujų telkinys esantis Persijos įlankoje ir tokio kaip jis pasaulyje nėra. Tai didžiausias gamtinių dujų telkinys planetoje. Kad suprastumėte šio dydį, vien šis telkinys sudaro didelę dalį pajamų, kuriomis Irano vyriausybė išsilaiko valdžioje, moka kariams, finansuoja sąjungininkus artimuosiuose rytuose ir išlaiko Islamo revoliucinę gvardiją. Be pinigų gaunamų iš dujų ir naftos Irano režimas tiesiog neveiktų. Viskas paprasta, o Pietų Parsas strategiškai svarbus. Jis dalyjamas su Kataru, mažąja Persijos įlankos šalimi, viena didžiausių dujų eksportuotojų pasaulyje. Šis pasidalymas visada kėlė įtampą, bet kartu užtikrino pusiausvyrą. Nei viena pusė neturėjo intereso sunaikinti to, kas maitino abiejų ekonomiką. Bent jau tai buvo manoma. Dabar norint suprasti, kodėl Izraelis užpuolė būtent šią vietą, reikia šiek tiek grįžti atgal laiku. Karas prasidėjo 2026 m. vasario 28 d., kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo bendrą karinę operaciją prieš Iraną. Pirmą dieną nužudytas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenėjus, režimas liko be vadovybės. Po kelių dienų Chamenėjaus sūnus Močtaba buvo išrinktas užimti tėvo vietą. Iranas neatsitraukė, o dar labiau suaktyvėjo. Kitomis dienomis Iranas atsakė raketomis, dronais ir mėgino uždaryti Hormuzo sąsiaurį. Šiuo sąsiauriu gabenama apie 20% pasaulio naftos. Karas tapo ištvermės kova, kiekviena pusė bandė susilpninti kitą. JAV ir Izraelis naikina Irano bazes ir vadovus. Iranas siekia pakelti naftos kainas, stabdyti jūrinę prekybą ir spausti vakarų sąjungininkus. 20 dienų Izraelis atakavo karinius taikinius, bazes, raketų sandėlius, ryšių centrus. Tačiau abi pusės niekada neperžengė ribos. Vis dar liko energetikos naftos dujų objektai, pasaulio ekonomikos arterijos. Pulti šios taškus reikštų perkelti karą į visiškai kitą lygį, reikštų rizikuoti pasaulinę energetikos krize. Tai reikštų, kad degalų kaina visiems smarkiai išaugs. Tačiau 20 karo dieną Izraelis ją peržengė. Izraelio pajėgos surengė tiesioginę ataką prieš Pietų Parso gamybos įrenginius, didžiausią pasaulyje dujų telkinį esantį Irano teritorijoje. Tai nebuvo simbolinė ataka ar perspėjimas, tai buvo kruopščiai suplanuota operacija, smogianti karaliaus ekonomikos širdžiai, ir ji pasiteisino. Liepsnos, kurias matėte šio vaizdo įrašo pradžioje, nėra iš eilinės kovos. Jos kyla iš vietos, kur prasideda didžioji dalis turto, kuris dešimtmečius palaiko Irano režimą. Netoliese gyvenę Irano civiliai filmavo ugnį ir dūmus mobiliaisiais telefonais. Šie vaizdai per kelias valandas apskriejo visą pasaulį, nes ataka prieš Pietų Parsą buvo tik pradžia. Tai, ką Iranas padarė per artimiausias valandas, galėjo būti didžiausia režimo strateginė klaida per dešimtmečius. Lik iki galo, nes tai pakeičia viską. Pirmiausia, sureagavo ne Iranas, o Donaldas Trumpas. JAV prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose, kad Jungtinės valstijos nežinojo apie ataką prieš Pietų Parsą, kol ji neįvyko. Jis teigia, kad Izraelis veikia savo nuožiūrą, tačiau su operacija susipažinę žmonės papasakojo kitokią istoriją. Izraelio šaltinis teigia, kad ataka buvo suderinta su amerikiečiais. Amerikos šaltinis teigia, kad JAV žinojo apie planą. Nepriklausomai nuo to, kas ką žinojo, rezultatas liko tas pats. Pietų Parsas buvo užpultas ir dabar Iranui reikėjo atsakyti. Ir būtent čia Irano režimas padarė rimtą klaidą. Užuot sutelkę savo atsaką į taikinius, kurie padarytų didesnę karinę žalą vakarams, Iranas nusprendė parodyti jėgą, atakuodamas savo kaimynų Persijos įlankoje energetikos objektus.
Irano raketos ir dronai buvo paleisti Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų kryptimi. Pagrindinis taikinys buvo Ras Laffan kompleksas Katare, didžiausias pasaulio dujų terminalas. Irano pajėgos padarė žalos. Ataka prieš Ras Laffan sunaikino dalį Kataro eksporto pajėgumų. Qatar Energy prezidentas patvirtino, kad paveikta apie 17% šalies dujų eksporto pajėgumų. Energetikos rinka iškart sureagavo į $20 milijardų metinius nuostolius Brent naftos, kuri yra pasaulinis kainų etalonas. Kaina pakilo iki $115 už barelį. Iranas ką tik užpuolė šalį, kuri nebuvo jo priešas. Kataras, Persijos įlankos šalis, nors anksčiau turėjo nesutarimų su Iranu, konflikte nedalyvavo. Jis nesiuntė karių, nesuteikė bazių amerikiečių ir izraeliečių atakoms. Tai buvo neutrali šalis, kuri nelaimiai dalinosi dujų telkinius su Iranu, o Irano režimas vis tiek ją užpuolė. Kataro atsakas buvo griežtas ir greitas. Kataro vyriausybė išsiuntė Irano ambasados karininkus iš Dohos ir įsakė jiems palikti šalį per 24 valandas. Saudo Arabija buvo dar atviresnė. Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras viešai pareiškė, kad menkas pasitikėjimas Iranu buvo visiškai sunaikintas ir nuėjo dar toliau. Jis perspėjo, kad Rijadas ir kitos įlankos sostinės gali griežtai atsakyti, jei Irano atakos nedelsiant nesiliaus. Pagalvokite, ką tai reiškia. Iranas dešimtmečius bandė užmegzti tam tikrus santykius su savo arabų kaimynais, stengdamasis parodyti save kaip svarbę ir gerbiamą šalį regione. Vienu vieninteliu išpuoliu jis sugriovė visą šį darbą, pavertė šalis, kurios buvo neutralios, potencialiais priešais. Ir tai padarė tuo metu, kai jau pralaimėjo karą. Trumpas dar turėjo perduoti žinią. Jei Iranas vėl smogtų Kataro energetikos objektams, Jungtinės valstijos, jo žodžiais tariant, visiškai susprogdintų visą Pietų Parso dujų telkinį. Su tokia jėga, kokios Iranas dar nėra patyręs. Tai nebuvo pasiūlymas, o grasinimas didžiosiomis raidėmis. Izraelio iš dalies atakuotą telkinį amerikiečiai galėtų visiškai sunaikinti, jei Iranas užsispirtų. Ir kol Iranas izoliavosi Persijos įlankoje ir sulaukė grasinimų iš Jungtinių valstijų, šalies viduje režimas byrėjo. Vyrai, galėję išgelbėti režimą, buvo šalinami. Per 20 karo dienų Amerikos ir Izraelio pajėgos pašalino pagrindinius Irano režimo lyderius. Ali Laridžanis, šalies saugumo vadovas ir vienas iš labiausiai patyrusių Irano politikų, žuvo per Izraelio ataką. Jam mirus, vienas iš nedaugelio galimų tiltų tarp Irano ir vakarų tiesiog išnyko. Basidžio paramilitarinių pajėgų vadas Golamrezas Soleimanis taip pat buvo eliminuotas. Esmailis Khatibas, Irano žvalgybos ministras, žuvo Izraelio operacijos metu. Pats Irano prezidentas viešai patvirtino tai, ką pavadino savo ministro bailiu nužudymu. 3 pagrindinės Irano saugumo ir žvalgybos figūros buvo nužudytos per mažiau nei 3 savaitės. O pačioje viršūnėje naujasis aukščiausiasis lyderis Modžtaba Chamenėjus, skubiai išrinktas po tėvo mirties pirmąją karo dieną, dar nepasirodė viešai vaizdo įraše, tik rašytiniuose pranešimuose. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas spaudos konferencijoje teigė, kad naujasis lyderis buvo sužeistas, tikriausiai subjaurotas. Jis sakė, kad vaizdo ir balso nebuvimas aiškiai rodė, kas vyksta. Kodėl šalis, turinti kameras ir garso įrašymo įrenginius, paskelbė tik rašytą pareiškimą, jūs žinote priežastį. Pagalvokite apie tai akimirką. Žmogus turės pasirodyti Irano televizijoje ir pasakyti savo tautai, kad viskas gerai, kad Iranas stiprus ir režimas atsilaikys. Šis žmogus negali net parodyti savo veido. Teherane šeimos neteko artimųjų per atakas. Ištisi rajonai buvo paliesti. Lyderis, kuris turėtų kalbėti su žmonėmis, yra sužeistas ir slepiasi, todėl negali pasirodyti viešai. Tai ne tik karinis pralaimėjimas, bet ir 40 metų kurto režimo įvaizdžio žlugimas.
Per 20 karo dienų JAV ir Izraelis sunaikino daugiau nei 15 000 taikinių Irane. 15 000. Tai vidutiniškai daugiau nei 750 taikinių per dieną. Kiekvieną dieną be sustojimo. Sunaikinta 90% Irano oro gynybos. Pašalinta 70% raketų paleidimo įrenginių dronų paleidimai sumažėjo. 95% lyginant su pirmąja diena. Irano karinis jūrų laivynas buvo praktiškai sunaikintas. Buvo sunaikinta arba apgadinta daugiau nei 100 laivų. 90% jo Irano oro gynybos sistemų buvo išjungtos. Amerikiečiams slaptųjų lėktuvų virš Irano jau nebereikėjo. Jie pasiuntė B-52, daugiau nei 70 metų senumo bombonešį, milžinišką, lėtą, visiškai be slaptumo technologijų. Jis ten laisvai skraido. Kartu su juo yra B-1 Lancer ir A-10 Warthog, antžeminio puolimo orlaiviai, kurie pasirodo tik tada, kai dangus jau visiškai išvalytas nuo grėsmių. B-52 siuntimas virš Irano – ne tik taktinis sprendimas, bet ir žinutė – mūsų daugiau nesustabdysite. Amerikiečiai taip pat naudojo Atakmus raketas Irano laivams nuskandinti, įskaitant povandeninį laivą. Pirmą kartą istorijoje tokia raketa panaudota nuskandinti povandeninį laivą. Ir numetė 5000 svarų svorio pramušamasias bombas ant Irano raketų bunkerių palei Hormūzo sąsiaurį. Bombos prasiskverbė vidun ir sunaikino viską, kas buvo viduje. Iranas bandė atsakyti. Irano ugnis pataikė į amerikiečių F-35 kovinės misijos metu, todėl lėktuvas turėjo avariniu būdu nusileisti JAV bazėje regione. Tai buvo režimo bandymas parodyti, kad jis vis dar gali pataikyti geriausius pasaulio naikintuvus. Orlaivis nusileido, misija ir atakos tęsiasi. Mūšio lauke Iranas pralaimi, tačiau už jo ribų situacija nėra geresnė. Visi Irano bandymai rodyti jėgą baigėsi dar didesnė izoliacija, spaudimu ir naikinimu. Režimo strategija padaryti karą vakarams per brangų žlunga. Ir žinote kodėl? Nes kaina, kurią pats Iranas moka, yra daug didesnė. Naftos kainos šiandien šoktelėjo dėl įtampos augimo. Brent. Energijos rinkos panikuoja. Naftos kaina pasiekė $115 už barelį. Tai tikra ir paveikė visą pasaulį. Tačiau Iranas prarado Pietų Parsą, pagrindinius saugumo ir žvalgybos vadovus, sąjungininkus Persijos įlankoje ir turi naują lyderį, kuris net negali pasirodyti viešumoje. Naftos kainos kris, kai karas baigsis, Irano režimas gali neišgyventi. Kad pamatytume šią akimirką ir čia verta sustoti, kad suprastume, kas iš tikrųjų biti. Ši istorija ne tik apie karą, jie apie tai, kas įvyksta, kai režimas, tapatybė kūręs ant pasipriešinimo, pagaliau tikrai išbandomas. Režimas, dešimtmečius kūręs įvaizdį gebėjimo atsilaikyti, išgyvenęs sankcijas, izoliaciją ir karus, naudodamas sąjungininkų šalis kaip pėstininkus, dabar susiduria su nauja situacija. Tai ne išorinis ekonominis spaudimas, o tiesioginis karas jų teritorijoje prieš dvi didžiausias vakarų karinės jėgas veikiančias kartu. JAV žvalgybos direktorė pati pripažino senate, kad režimas vis dar laikosi, bet yra labai susilpnėjęs. Kitaip tariant, jis dar nesugriuvo. Dabartinė situacija ne karas su formaliu pasidavimu, o lėtas visko, kas palaikė šį režimą ardymas. Per pirmas 20 konflikto dienų praradus lyderystę, greitai neatsigausi. Kai užpuoli neutralias šalis ir paversti jas priešais, tą pasitikėjimą per kelias savaitės nesusigrąžinsi. Kai pagrindinis pinigų šaltinis užpultas, ekonomikos per kelis mėnesius neatstatysi. Žlugimas jau prasidėjo. Klausimas nebe ar tai įvyks, o kiek tai truks ir kas bus vėliau. Prisimeni, ką sakėme pradžioje, kad režimui svarbiausia pinigai, Pietų Parsas buvo tie pinigai, dabar jis dega. Noriu sužinoti tavo nuomonę. Ar tavo manymu Irano režimas išgyvens šį konfliktą? Palik savo nuomonę komentaruose. Ir kalbant apie žlugimą, kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip būtent Jungtinės valstijos tai daro.
Tai ne tik karas, tai chirurginė operacija, skirta išardyti dalelę po dalelės viską, ką Iranas sukūrė per 40 metų. Skaičiai stulbinantys. Jei šis vaizdo įrašas tau padėjo suprasti, kas slypi už antraščių, pasidalink juos su žmogumi, kuris taip pat nori sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta artimuosiuose rytuose. Jei dar neužsiprenumeravai kanalo, padaryk tai dabar. Karas toli gražu nesibaigė ir laukia dar daug visko. Iki kito karto.